Ok, tai šiandienos pamokoje mes turim irgi keturis naujus prielinksnius, jie irgi tarpusavį šiek tiek susiję. Tai pirmasis iš jų yra behind, kuris reiškia už kažko, ar ne? Iš esmės už, ar ne? Ir kaip dabar tai atrodo sakiniuose, tai tarkim, aš galiu sakyti, kad kažkas tai yra, pavyzdžiui, tarkim, galiu sakyti, the car is parked behind the building. Ar ne? The car is parked behind the building. Tai reiškia, kad mašina, priparkuota, pastatyta už pastato. Ar ne? Tai reiškia, dėl to užstoja, uždengia. Dažniausiai, kai turim už, tai reiškia, nematom, tai yra kažkas tai užstoja mums, ar ne? The car is parked behind the building. Ir, tarkim, būtų there is a long line of people behind us. Ar ne? Už mūsų yra didelė eilė žmonių. Už mūsų, ar ne? Didelė eilė žmonių yra. There is a long line of people behind us. Tai iš esmės tai reiškia už. Kažkokios dviprasmiškesnės prasmės šituo atveju mes kaip ir neturim. Yra tik tai viena prasmė dar, kuri reiškia atsilikti, ar ne? Aš galbūt čia kabutėse užrašysiu, ne kabutėse, o skliausteliuose atsilikti. Tai reiškia, pavyzdžiui, aš galiu sakyti he is behind in his work. Tada aš naudoju behind in kažkame tai. Gali būti ir on, šnekamoje kalboje ypatingai dar ir on galim uždėti behind on his work ar behind in his work. Tai jis, reiškia, atsilieka truputėlį su savo darbais, ar ne? He's behind in his work. Bet iš esmės taip pat naudoja mūsų tiesiog behind už kažko paprastai arba dar tam tikrai, sakau, specifiniais variantais atsilikti, ar ne? Tada mes turime, jeigu turim behind, tai yra už, tai mes turime in front of. In front of tai yra priekyje kažko tai, ar ne? Ir vėlgi lygiai taip pat ta prasmė, tokia ir yra, tai yra kažkas tai tiesiog yra priekyje, priešais, ar ne? Kitaip sakoma, matoma ir priekyje priešais. Tai pavyzdžiui, he parked, tarkim, his car in front of my house, ar ne? Jisai prisiparkavo savo automobilį priešais mano namus. In front, aš tik čia negražiai prašiau, in front of my house. Front tai yra priekis, ar ne? Behind yra galas, iš tikrųjų netgi behind žodis naudojamas netgi yra ir, pasakyti, kad sėdimoji vieta žmogaus irgi galim behind panaudoti žodį. Tai in front of yra priekė, nes front yra priekis. Pavyzdžiui, galiu sakyti stand in front of the class. Liepiamoji nuosaka, mokytojas sako mokiniui, atsistok prieš klasę, ne, prieš deklamuodamas kažką, tai stand in front of the class. Irgi labai realistiškas sakinys, labai realistiška frazė, kurią galim panaudoti. Ir su in front of mes kaip ir nelabai turim, vėlgi lygiai taip pat kaip ir su atsilikti su darbais, ar ne, aš galiu sakyti I'm in front of with my work, bet labai retai tai naudojama, nes, dažniausiai mes arba, būnam darbus jo galim padaryti priekį, bet naudojam dar ir ahead, žodis yra ahead, I am ahead with my work, ar ne, aš pabėgęs į priekį esu, ahead tai priekį, bet in front of irgi galima būtų panaudoti, tiesiog ahead mes gal tam kontekste dažniau panaudojam. Jo, bet kažkokių papildomų prasmių su in front of mes neturim. Tiesiog priekyje, ar ne? Ir tiek. Pabėgęs į priekį. Lenktynės irgi in front of, bet irgi galėtų būti labiau dažniau net naudojama ahead. Tai abu šitie variantai, jie tokie tarpusavį kaitaliojami, bet in front of mes naudojam dažniau. Ahead mes nepanaudosim su automobiliu pastatytų, pavyzdžiui, čia, ar ne, nepasakysiu. Arba ahead of the class, jeigu atsistosi, irgi ne ta prasmė. In front of tai priešais, grinai. Priešais, tai gal netgi labiau aš ir pažymėčiau, kad tai yra priešais arba dar gali būti priekyje. Bet priekyje mes turime ir ahead, ar ne? Ahead. Vos ne kaip galva, sakom, su artikeliu a priekyje ir dar tada galva ahead, bet čia kaip vienas žodis ahead.
Tada mes turim beside, tik nesumaišykit su besides, nes besides tai yra nepaisant to dažnai naudojama, ar ne, bet beside tai yra šalia, ar ne, šalia ir čia turime menį labai arti šalia. Dabar kaip tai atrodytų sakiniuose, tai reiškia mes jau turėjome behind, turėjome in front of, ar ne, ir dabar mūsų yra beside. Tai beside, tai reiškia, bandykim, pavyzdžiui, tokį sakinį sudėlioti. Sakykim, tarkim, the lamp is beside the bed. The lamp is beside the bed. Lempa yra šalia lovos pastatyta, ar ne? Kažkokia, matyt, naktinė lempa galbūt, ar ne? The lamp is beside the bed. She sat beside her best friend. Beside her best friend, ar ne? Ir vėlgi, mes turim ir kitą frazę, kurią aš iš karto turiu irgi užrašyti, tai yra next to, tai yra kitas mūsų prielinksnis next to. Tai dabar vienintelis ir pats didžiausias skirtumas tarp next to, kuris irgi yra šalia arba greta, tai didžiausias skirtumas tarp beside ir next to yra tai, kad beside yra labiau toks formalus būdas išsireikšti. Kažkur tai knygui, kažkur tai kokiam dokumente labiau galbūt ar ne, bet šiaip šnekamoji kalboje mes paprastai galim tiesiog naudoti next to, ar ne, na pavyzdžiui, sakyti, tarkim galim sakyti, there is a bank next to the post office, ar ne? There is a bank next to the post office, ar ne? Pavyzdžiui, arba galiu sakyti žmogui, prašau, atsisėskit šalia manęs. Please, ar ne? Please sit next to me. Ar ne? Please sit next to me, ar ne? Arba please stand next to me. Stovėk šalia manęs, ar ne? Galiu sakyti stand beside me, ar ne? Tai vėlgi, šitie du faktiškai reiškia tą patį, tik tai tiek, kad beside yra formalesnis būdas išsireikšti negu next to. Bet jie abu reiškia šalia, greta, kažkas tai labai arti. Tada mes turime in front of priešais ir turim behind už kažko. Arba lygiai taip pat gali sakyti, kad atsilikti kažkur, nepaspėti su kažkokiais darbais, kaip pavyzdys šiuo atveju, ar ne? Tai behind, už kažko, in front of, priešais, beside, šalia ir next to, šalia, greta, ta pati frazė. Na tai dabar vėlgi pabandykit komentaruose parašyti sakinių, kartu pažiūrėsim juos, išsitaisysim ir tada keliausim prie kitos temos, ar ne? Tai dabar jau turėsim dar vieną papildomą šitų prielinksnių pamoką ir tada turėsime 2 iš eilės automatinės anglų kalbos praktikos ilgesnės pamokas, ok? Tai susimatom dabar jau kitoj pamokoj. Kaip sakau, 4 frazės, nerodau 3, 4 frazės, 4 sakiniai, panaudokit jas visus komentaruose ir susimatom kitoj pamokoj. Iki.